Sveiki visi, aš esu Gabija ir šiandien esu su Edita. Tai šiandieną susirinkom padaryti, pafilmuoti pastogių tipus. Tai bus pastogių tipai iš 2 dalių, todėl kad dabar pirmoje dalyje darysime lapinę iš vienos sienos ir iš 2 sienų. Tai kaip tu galvoji, kaip tai turėtų atrodyti lapinė? Lapinė kaip kortų namelis toks. Jo, toks grynai palapinė tokia, kaip kortų namelio padaro. Taip. Tai dabar eisim prisirinkti lazdynų ir pradėsim daryti. Ir rodyti, kaip tai atrodys. Tai dabar išsirinkome lapinį vietą. Lapinį vietą pasirinkome taip, kad būtų ganėtinai arti medžiai vienas kitą, bet tam, kad galėtumėm įterpti tokią palapinę ir pačios galėtumėm įlysti ją, kad būtų įmanoma miegoti. Tai išsirinkom vietą, vat, būtent šitą, nėra labai didelis tarpas tarp medžių, bet ir nėra labai ypatingai mažas, ypatingai, kai reikia vienam žmogui pasistatyti. Keliausim prisirinkti lazdynų ir pradėti statymus. Taigi einam dabar ieškoti lazdynų. Ir vieta, kurioje mes esame, yra labai tokia pašikštėjus lazdynų, nes visi aplinkui tokie laibesnis lazdynai, o mums reikia tokių storesnių. Tai ir labai karšta, tai per tokį karštį kepurį ir vanduo yra privaloma. Aš gerą pavyzdį rodau. Taip, aš nelabai. Pataisysim šitą situaciją. Taip, taip. Tai šitas biški laibokas, ne? Nu, jis laibokas, ypatingai lapiniai statyti, bet mes pasirinkimo labai nedidelę turime. Tai labai tikėkimės, kad atlaikys eglišakius, kai statysim lapinę ir galėsim ramiai miegoti joje. Tai, bet aišku, kuo storesni lazdynėliai, tuo yra geriau. Nes tvirtesnė lapinė yra. Ir apskritai su storesniais lazdynėliais daug daugiau ką galima iš tikrųjų surišti ir pasidaryti statinių. Radom kelis aukso puodus. Tai yra super rasti prikapotų jau lazdynėlių. Nes nereikia pjauti. Tai dabar lyginam lazdynus, pagalius visus, nes paskaičiavom, kad vienai pusiai, vienai sienai reikia 8 lazdynų. Ir dabar viską sulyginsim, kad būtų panašus ilgis, apsimatavom pagal medžius ir kad būtų be abejo ir estetiškai atrodytų visas vaizdas. Tai dabar matuosimės aukštį, kokį geriausia būtų daryti. Tai aš manau, kad būtų visai gerai daryti čia, bet be abejo turi pasiekti žemę ir sekantis pagalys. Tai siemam pagalį ir žiūrim, kad mes dar galim šiek tiek pakelti pagalį. Ir va tokiam aukštį darysim. Tada lapinė. Tai be abejo rišimas prie medžio vyksta su piemens mazgu. Tai kai kūrinėjom pastviklę, tai buvo rodytas, kaip daromas piemens mazgas, tai šiek tiek priminsiu. Nusiimsiu pirštines, kad būtų patogiau rodyti. Tai padarom 2 kilpikes, šitaip. Tada sudedam jas taip, tvirtinam prie pagalio galo. Užveržiam. Tada pridedam prie medžio. Tokia mūkštė, man atrodo, ar ne? Dėjome. Galima dėti ant šito, biški laikysis tada. Galima ant šito dėti. Ir dabar rišim aplinkui. Laikau. Ja, čia. Šiame aplinkui. Tada šitaip. Galime rišti taip. Tada vėlgi taip. Pro viršų. Grįžtam į šitą pusę.
tada taip. Rišam, svarbiausia yra čia suveršti šitą vietą. Štai taip. Sutvirtinam. Štai taip. Ir dabar eisim rišti kitą pusę. Taip, tai dabar pririšam pagaliau pagalį prie medžio stogą mūsų. Tai dabar rišime jau pagalį senelio darysime, rėmus senelės. Tai atsimatavom aukštą maždaug, kokiam geriausia būtų, kad būtų galima drąsiai tilpti miegoti su visais daiktais. Tai keliaujam dabar surišinėti viską. Geras fonas. Taigi dabar susirišim jau visą rėmą. Tai dabar tam, kad galėtume eglišakius gražiai išdėlioti, rišim dar čia vieną pagalį ir čia vieną pagalį. Ir turėsim labai puikią sieną. Tai irgi, kaip visada, rišam viską piemens mazgu. Svarbiausia, kad tai tvirtai laikytų ir nejudėtų. Taigi pasidarėm jau visą rėmą pastogės ir dabar eisim ieškoti eglišakių tam, kad galėtumėm visą tą rėmą padengti eglišakiais ir pasidaryti normalią pastogę nuo lietaus. Radom eglišakių gerų, iš tikrųjų. Edita, ko tokia susirūkus? Nesudurė. Ai. Va, nešimės į pastovyklę. Reikia labai daug eglišakių. Na, pradžia keliauja prie lapinės. Taigi prisirinkom eglišakių ir dabar jau pradedam dėlioti eglišakius ant lapinės rėmų, kad uždengti visą sieną ir nebūtų galimybės pralyti ir būtų galima drąsiai saugiai miegoti. Taigi, mus šiek tiek užliejo, bet šiaip ne taip, palaukusios, kol praeis lietus, aprims. Toliau tęsime lapinės statybas, tai va taip atrodo būtent vienos sienos lapinė. Svarbiausia, kad būtų kuo daugiau eglišakių, kad būtų kuo mažiau tarpų, kad gražiai viską būtų galima uždėti. Ir va taip pat susiliejot su gamta, iš tikrųjų net nesimato, praktiškai tamsoj. Tai dar iš tikrųjų keli eglišakiai ėjo į vidų, visos šakos, tai dar prikaišėm pagalių į vidų, kad papildomai prilaikytų. Bet jų rišti tikrai nebūtina, užtenka tiesiog įkišti į kryžiuko nuliuko lentą, tokią kvadratą ir išti lentų. Tai va, o dabar keliaujam daryti antrą sieną. Tai antrai sienai mums vėlgi reikės 8 pagalių, dabar jau reikės 7, todėl kad šito pagalio mes antrą kartą nerišim, o tiesiog dėsim po vieną pagalį čia, kaip ir pirmoji pusė, kad dar.
Čia šiek tiek patrauksim dabar darant eglišakius, kad būtų galima prieiti normaliai. Tai štai atrodo taip mūsų lapinė, kurioje mes šiąnakt miegosim iš abiejų pusių. Ir svarbiausia, kad viskas būtų su eglišakiais apdengta, dėl to, kad lapuočiai ir šaltį praleidžia, labai traukia. Ir šiaip toksai, na, ir gražiau atrodo, estetiškiau ir susilieja su gamta. Su visais eglišakiais, tai dabar jau galėsime eiti įsikurti po lapinę. Tai pabaigiam savo pirmą dalį, lapinės statybas. Ir sakyk, Edita, kaip tu jautiesi pastačiusi lapinę? Stipri moteris. Tikrai taip, nes tikrai be Editos pagalbos viena tikrai nebūčiau pastačiusi, tai su Edita tai bendrojam jėgom įveikiam. Dabar esame jau antroje dalyje mūsų pastogių tipų. Tai dabar šitoje antroje dalyje mokinsim, kaip pasidaryti palapinę, taip pat 3 lazdų namelį ir pakilimą nuo žemės ir tentas virš. Dabar jau turime pirmąjį palapinės rėmą ir dabar keliausime daryti antrąjį rėmą kitai pusei. Tai turime pagaliau abi dvi sienas palapiniai ir dabar mes taip jas surišime, kad būtų toks bokštelis. Ir iš vienos pusės ir iš kitos pritvirtinsim dar pagalį, kad tvirtai laikytųsi. Rišim prie kiekvieno kampo. Prie kiekvieno to pagalio dar surišim sutvirtinimus. Pas mane gerai? Aha. O kokiu mazgu irgi penams? Irgi penams, tai tikruoju. Per abu paimti juos, taip? Jo, per abu. Taip, tai dabar jau turime padariusias rėmus palapinės ir dar, kad tikrai tvirtai stovėtų, dar šitoje pusėje ir kitoje pusėje pririšime apačioje po pagalį. Tai vat štai taip atrodo visas pilnas rėmas palapinės ir dabar galiausiai eisime užkelti tentą ant rėmo šio. Taigi dabar uždedam tentą. Ir dabar belieka tik tai su koliukais sutvirtinti pačią apačią. Tai vat, turim palapinę. Edita labai puikiai sugalvojo su galu, nes buvo labai daug galo tento. Tai vat labai gražiai sudėjo ir uždėjom pagalį, kad jeigu vėjas kiltų. Tai vat jeigu neturit palapinės, bet turit tentą, tai galima pasidaryti tokią labai gerą palapinę su lazdynais ir tentu. Taigi, pasistatėm palapinę, o dabar darysime pakilimą nuo žemės, kad būtų galima pastumti po tentu. Pakilimas nuo žemės reikalingas tam, kad būtų galima išvengti peršalimo, jeigu yra šalta žemė. Tai pasidarius pakilimą
nuo žemės su lazdynais, galima drąsiai tiesti kilimėlį ant šio pakilimo ir drąsiai miegoti, nebijant peršalti. Ir dabar lygiai taip pat, kai buvo rišamas rėmas palapiniai, tai lygiai taip pat turi būti surištas ir pakilimui nuo žemės. Ir kad būtų galima drąsiai miegoti ant kilimėlių ir nekristi į skyles, tai dar čia dėsime, rišime vieną pagalį ir štai čia. O tada išbandysim, ar labai gerai guli kilimėlis ir atsigulsim pasižiūrėti, kaip viskas stovi. Dar vieną pagalį į vidurį dadėsim, todėl kad kilimėlis yra siauresnis, tai nenorime, kad kilimėlis sulūžtų. Tai be abejo reikia žiūrėti pagal savo kilimėlio plotį. Tai pasidarėm pagaliau pakilimą nuo žemės, tokią lovą. Tai per patį vidurį mes nerišom lazdynų, todėl kad iš galų labai tvirtai yra surišta, tai bet kokiu atveju nejudės. Tai o dabar keliausim pasidėti tarp medžių šį pakilimą ir užtiesti tentą ant viršaus. Taigi pasirinkom va tokią gerą tarpą tarp medžių, pasidėjom lovą. Ir dabar eisim išsikelti tentą, kad neplytų ir pasidėsim kilimėlį. Ir dar plius vietos daiktams yra susidėti. Tai pabaigiam savo kilimo nuo žemės, tokią lovą, patiesiam kilimėlį ir ten galima drąsiai tai pro tarpą gražiai lysti. Labai daug vietos nėra, bet kai yra kokios nors ekstremalios sąlygos, tai labai puikiai pravers. Tentas be abejo apsaugos nuo lietaus, tentas yra būtinas, nes nuo lietaus, nuo lapų, nuo konkorėžių kokių jeigu kristų, tai tentas visada yra gerai. Ir va taip galima puikiai ir miegoti. Pasidarėm galiausiai dvi pastogės, tai palapinė ir pakilimo nuo žemės su tentu. Taigi dabar darysim paskutinę pastogę, tai bus 3 lazdų namelis. Tai 3 lazdų namelis bus panašiai labai kaip palapinė, tik tiek, kad naudosime 3 lazdas ir vieną pagaliuką. Tai darysime štai taip atrodys ilgoji lazda, ant kurios dėsis tentas. Ir štai taip bus įėjimas ir toks nusiaurėjimas. Ir gale pagaliukas bus, pamatysit. Taip. Tai keliaujam dabar daryti. Ir drožinėti. Kaip sekas? Gerai. Jau turime Edita įkalę mūsų atramą. Kad neslankytų ir atgal nekristų. Įsijusim. Taip. Ir dabar ant šito namelio rėmo dėsime tentą. Tai taip atrodo būtent 3 lazdų namelis. Čia mes gale dar padėjom pagalį, kad būtų galima išvengti vėjo, jeigu vėjas sukiltų, kad nupūstų tentą. Be abejo, jeigu yra kokių nors
didelių akmenų, labai gerai ir akmenim apdėti visą tą galą, tada tikrai bus galimybė išvengti vėjo. Bet tiek nuo lietaus, tiek nuo vėjo galima tikrai drąsiai apsisaugoti su šiuo 3 lazdų nameliu, kai nėra daug lazdynų, bet yra tentas, keli lazdynai, špagatas ir galima va taip drąsiai susirišti tokią pastogę. Ir tenais dar galima tikrai ir su daiktais tilpti į vidų. Tai pagaliau baigiame pastogių tipus, antrą dalį ir pasistatėm palapinę, tada pakilimą nuo žemės sutemtu, tokia kaip mini lapinė gavosi ir galiausiai 3 lazdų namelis sutemtu. Ir abi dalis, tiek lapinė, tiek šias 3 pastogės, ką tu rinktumeisi? Pagal išvaizdą rinkčiausi lapinę. 2 sienų lapinę rinkčiausi. Taip. Nes labai gražu. Bet ilgai užtrukom, labai daug darbo reikėjo įdėti. Labai. Tai va, jeigu žiūrėti į paprastumą ir praktiškumą, aš rinkčiausi paskutinę, kurią mes darėme. Tai buvo 3 lazdų. Nes paprasčiausia, ar ne? Man jie buvo paprasčiausia daryti, taip pat ir šiaip visai gražiai atrodo. Telpa ir daiktai ir pats telpa labai gerai. Aš tai rinkčiausi palapinę turbūt, man jinai labiausiai patiko. Nuo ta, kur mūsų antroje dalyje pati pirma buvo, tai aš rinkčiausi palapinę, bet antroje vietoje rinkčiausi 3 lazdų namelį. Bet lapinės nesirinkčiau, todėl kad daug darbo yra. Bet labai gražu. Bet labai gražu, taip, ir labai susiliejus su gamta, miegodama lapinėje. Tai ačiū labai už žiūrėjimą ir šiam kartui tiek. Ate.